Kodėl ūkininkų būti nuostabu? Visą laiką yra smagu dirbti su geriausiais, nes tada ir pats, ko gero, tapsi geriausiu. Reikia dirbti, daryti, rizikuoti ir tikėti sėkme. Mielas Vidais, labai džiaugiamės visos Iva Baltės vardu, kad ne tik tavo ūkiai auga, bet kartu su jais augame ir mes, Iva Baltė. Tai tavo kieme šiandien yra 3 nauji fendai atkeliavę šiemet, naujas fendai dylas ir dar už kampo nesimato 2 vaidemanai. Labai noriu padėkoti už pasitikėjimą, už tai, kad einam koja kojon kartu ir kad galim dėrėti sunkiai, bet rasti sprendimus ir kad galim tikriausiai kurti žemės ūkį kartu. Tai ačiū tau ir tikiuosi, kad dar daug metų kartu ir augsim, stiprėsim ir klestėsim tiek Ditkevičių ūkis, tiek Iva Baltė. Taip, partnerystė yra labai svarbu. Aš tikiuosi, kad nepadariau neteisingą sprendimą. Tikiuosi, kad šitie padargai gražių spalvų toliau dirbs ir jų kiekis nemažės, o galbūt tik tai didės esant poreikiam. Šitą argi mes norėtume? Taip, ir svarbiausiai tai labai atsiduodu į Iva Baltės serviso rankas visą savo ūkį, patikimumą ir nervus, nes manau, kad kartu įveiksime šitą reikalą visą ir javapjūtė bus sklandi. Tai yra pagrindinis tikslas, kad galėtume toliau draugauti. Ačiū, Monika. Priemam kaip iššūkį ir išbandymą ir tikiuosi, kad nepavėsim. Gerai, ačiū. Na ir ką turim dar ir tokių mažų staigmenų lauktuvių, tai kadangi šiandien atvežėm mūsų Idealą, tai ta proga turim ir idealų tortą, kurio galėsit pasivaišinti, o tada turim ir aplaistyti, kad viskas gerai važiuotų ir gerai kultų. O kiti dalykai jau. Bet nedaušim į kombainą, nes jis saugosi. Tavo pasirinkimas, jau kaip nuspręsit. Pradėjau dirbti su ūkininkais. Pamačiau, kad ūkininkauti visai yra smagu, plus įgysiu pats patirties. Tada dar buvau jaunas, tai sugebėjau pasinaudoti jaunojo ūkininko paramą. Sugebėjau iš valstybės išsinuomoti tam tikrą kiekį žemės sklypų. Pradėjau auginti nestandartinius gyvūnus, avis, ko buvo tada labai mažai. Ir, kaip sakoma, labai viskas paėjo. Tada po truputį didėjo tos ūkis nuo pirmų 40 hektarų iki 68, iki 120, 130. Ir taip tolyn viskas ėjo. Tada pradėjom domėtis naujom technologijom, kaip galima ką sutaupyti, kaip uždirbti, nes ūkininkas tikrai jisai turi gaudytis ir agronomas, ir inžinierius, ir mechanikas. Ir patiko tiesiog, kadangi tai yra kitoks profilis darbo, tu dažniausiai būni laukuose, vis keičiasi kažkas, tai sugenda, turi ieškoti detalės, vienur negauni, kitur ieškai, važinėjai. Gal patiko pats tas procesas, ta įtampa tokia. Dabar su amžium jau, kai ūkis atkentėjo ir praėjo visus tos kelius, nusprendėm šiek tiek investuoti į patikimesnę techniką, kad reikėtų mažiau nervuotis sezono metu, nes anksčiau savo galėdavom leisti prabangą šiek tiek stovėti laukuose ir keisti kombainų į variklį lauke, kaip pavyzdys, kai visi kulia. Tai kainuoja labai daug nervų, dėl to sėkmingas žemės ūkis negali būti neinvestuojant į jį ir negalvojant apie operatorių komfortą, apie technikos patikimumą, nes visa šita technika yra pirkta ne dėl grožio, o dėl ilgų darbo valandų. Tai reiškia, turi būti komfortiški traktoriai, manevringi, turi būti ekonomija kuro sąnaudos irgi, kas šiai dienai yra labai aktualu. Ir svarbiausia, jinai turi dirbti tada, kada reikia, kad dirbtų, o techninius aptarnavimus geriausiai daryti žiemą. Tai dabar dirbame mes turim su žmona bendrą ūkį, žmona labiau augalininkystė, mano mišus auginam angus galvijus, kurie čia beje labai netoli ganosi, galėsit nuvažiuoti paskaičiuoti, kiek jų yra. Dirbam apie
1400 hektarų bendrai turim su pievom, su ganyklom. Manau, tai yra gal net per didelis ūkis, bet mažinti visada galima. Didinti pagal technikos patikimumą galėsime svarstyti toliau. Nu ir ką, tikiu į šviesų žemės ūkį. Ir nes žmonėms visada reikėjo valgyti, reikės. Geopolitinė situacija pasikeis ir viskas atsistos į savas vėžes. O taip, čia šių metų yra iššūkis didelis, rizikuoju ko gero šiais metais daugiausiai, negu esu gyvenime rizikavęs, bet aš tikiu ir matau viziją, kad pavyks. Bet visada yra tikimybė, kad ir nepavyks, tai aš turiu planą B, apie kurį nesakysiu. Šiemet ūkis padidėjo, galima sakyti, 3 kartus. Tai yra labai didelis iššūkis, bet mes ruošiamės tam padidėjimui apie pusę metų. Tai iškart buvo svarstoma visa technikos bazės pakeitimai, kadangi viskas yra labai susiję. Ar visi sprendimai jau sukoordinuoti ir padaryti teisingai, negaliu atsakyti tol, kol neišvažiavo kombainai į laukus, bet kol kas su vyrukų komandos pagalba tikrai susitvarkom. Aišku, tai yra iššūkis ne vien tik tai mūsų ūkiui, bet ir mūsų ūkio darbuotojams yra iššūkis, kadangi ir daug naujų laukų, daug nepažįstamų laukų. Bet aš manau, kad bendrom jėgom mes viską pasieksime ir jie turės labai didelį indėlį į tą sėkmės istoriją, nes pagrindinis indėlis į kažkieno tai sėkmę tai yra visa komanda, su kuria tu dirbi ir kaip viskas sekasi sukoordinuoti. Kaip čia dabar pasakyti, visą laiką pradedi rinktis nuo geriausių. Ne? Ir vėlgi man sėkmės istorija. Pradėjus rinktis iš geriausių, su jais pavyko geriausiai susitarti. Dėl finansavimo sąlygų, dėl visko. Tai visiems galiu pasakyti, kad nereikia nuleisti rankų, reikia tikėtis, svarbiausiai kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Visą laiką yra smagu dirbti su geriausiais, nes tada ir pats, ko gero, tapsi geriausiu. Kaip matote, turime mes vieną senukų, vadiname 312 mažiuką, jisai yra 18 berods metų, 6000 valandų, minimaliai turėjęs remonto, jis tikrai atidirbęs, aš skaičiuoju visą laiką motovalandos kainą, nes ta motovalanda tai ne tai, kad tu užkūręs palaikė ir prasisuko, aš skaičiuoju ūkyje, kad kiekviena traktoriaus valanda, jį pardavus po kažkiek tai metų, kiek tu turi tiesioginio, kiek tau kainavo motovalanda. Tai dėl ko buvo pasirinkimas, nes likutinė vertė, mano nuomonė, Fendo bus antriniai rinkoje po 5, 6, 7 metų, kai aš keisiu vėl tos traktorius, bus tikrai ženkliai geresnė negu kažkokio kito gamintojo. Galbūt aš klystu, bet kitas dalykas, gerą naudotą brandą yra lengviau parduoti net ne tik savam krašte, bet ir į Europą. Apie Fendo vardą visi kalba. Aišku, daugelis kalba, kad ne markė svarbu, o svarbu servisas ir šitoje vietoje irgi yra labai teisūs. Bet kiek aš turėjau patirčių per tos 6000 valandų su trečiuku, tai tikrai nenuvylė. Toliau susidėliojom traktorius pagal planuojamus darbus. Kaip ir turbūt bet kuris ūkininkas pasakys, visą laiką niekada nebūna, kad užtektų tos technikos ir traktorių, bet šiai dienai nelabai galim savo leisti daugiau investuoti, nesvarbu, kad ten ir loterijų gal kokių laimėjau, bet jeigu pritruks šiek tiek jėgos, jau su vadybininku apšnekėjom, kad galbūt išnuomos traktorių tiesiog rudenį mėnesiui, kad operatyviai galėtume viską pasidaryti. Nes kas gausis, jeigu mes operatyviai nepasidarysim arba neturėsim su kuo, mes neturėsim kitais metais dar kažką tai nupirkti iš Ivabaltės arba iš kitos įmonės. Iš kitos, ko gero, nereikės, aš jau kaip suprantu iš Monikos šnekos, kad čionais mes būsim bendruomenė ir kad mes palaikysim vieni kitus visose situacijose, tiek džiaugsme, tiek varge beveik. Kadangi iš tikrųjų mums ant ūkio šito vieno kombaino netgi turėtų neužtekti, bet mes jau turim susiplanavę, kas atvažiuoja į pagalbą.
Ir kitas dalykas, kaip ir visų gamintojų, mes puikiai žinom, kad nauja technika, kol išsigaudo visus smulkius defektėlius, jinai nevažiuoja 100%. Mes esam tam pasiruošę. Jeigu kalbėt apie ateinančius metus, tai svarbiausiai išlaikyti tą ūkį ir, liaudiškai sakant, nepaspringti šį rudenį. Tai čia būtų jau didžiausias iššūkis. Apie didelius uždarbius galim tik pasvajoti, bet aš svajoju, bet vėlgi, kadangi loterijoje laimėjau, tai man tas uždarbis nelabai rūpi. Toliau viziją aš matau, tai reiškia, kad dirbančių žmonių kiekis galbūt minimaliai dar padidėtų, bet jie dirbtų su našesne technika didesnė. Toliau sukonsoliduoti laukus ir padaryti masyvus kiek įmanoma didesnius ir tada galbūt mažesnių laukų atsisakyti ir perleisti kitiems, aš pats nesu labai stambus, bet smulkesniems gal ūkiams. Nes tiesiog konsolidacija, naši technika daug labai atperka to. Tai ne hektarų kiekyje gal yra esmė, o laukų kiekyje ir jų dydyje, kuriuos daug lengviau ir valdyti ir prižiūrėti, kai jų yra didesni masyvai. Ir toliau žiūrėsim, kaip čia šiemet bus, dar tarkim į 5 metį pasižiūrėti, jeigu vyrai susitvarko, nes nuo manęs kažkiek priklauso, bet priklauso nuo mūsų visų, nuo komandos, kaip jūs vadinate. Tai jeigu susitvarkysim, niekada nespjaunam tą ūkį dar šiek tiek padidinti. Kodėl ūkininkų būti nuostabu? Geras klausimas iš tikrųjų. Nuostabu galbūt, kad tai yra, kaip pasakyti, ne visiems, aš manau, yra lemta būti ūkininkais. Čia turi turėti šiokį tokį patraukimą į pačią gamtą, mokėti tvardyti savo emocijas, kai nesiseka, nes jeigu kuo daugiau nervuosies, to dar labiau nesiseks. Mokėti kartais priimti neteisingus sprendimus, kurie padaryti ir visą laiką sakyti, kitais metais tai jau taip nedarysiu, žinai. Nes ūkininkavimas tai yra filosofija ir visi ūkininkai nėra vienos teorijos, kad galima parašyti knygą, kaip kas turi ūkininkauti. Kiekvienas ūkininkas viską daro pagal save. Pasitarė su kažkuo tai, bet vis tiek paskui daro pagal save. Taip kaip ir aš darau. Aš turiu dar tokį draugą telefone, chatas vadinasi, tai ir su juo kartais pasitarėm ir iš tikrųjų kartais pasibaram su juo. Vienais metais, šiemet man jisai liepė sėti 39 kg pupų į hektarą pagal jų daigumą. Tai aš paskui pasibariau ir paskui ištaisė tą klaidą, biškai, kad apsiskaičiavo. Tai žodžiu, vis tiek yra smagu, nes metai metams nevienodi. Aišku, yra smagu, kai dar uždirbi, nes vis tiek darbas turi būti toks, kuris turi nešti naudą. Tai per visą šitą savo ūkininkavimą negaliu pasakyti, kad labai daug savo leidau kažko tai iš ūkyje uždirbtų pinigų, bet tiesiog visus tos uždirbtus pinigus investavau. Ir labai tikiuosi, kad galbūt ateis laikas, kai mano visas šitas darbas nenueis per niek ir kai su žmona išeisim į pensiją, tą mūsų ūkį perims vaikai. Mano sėkmės ir manau, kad daugelio sėkmės bilietas yra darbas, mąstymas, galvojimas ir sirgimas savo lygom, o ne svetimų lygom ir neieškojimas kažkokių tai skeletų, kaip dabar madoj sakyti. Tiesiog darykit, nesigauna, atsikeli ir vėl bandai daryti. Svarbiausiai, kaip aš visą laiką žmonai sakiau, svarbiausiai neužstatyti namai. O taip, nepaeis, uždėsim varnelę, buvo ūkininkas ir gyvenam toliau. Daug legendų sklando, viskas gerai, jeigu apie tave kalba, reiškia, tu esi gyvas, man tai, kaip sakoma, labai patinka. Arba žmonės tiesiog, kurie kalba, gal neturi apie ką daugiau kalbėti. O bet kuri sėkmės istorija, bet kas gali susikurti tą sėkmės istoriją, tik tai reikia nelaukti, kol tau kažkas kažką duos, o reikia dirbti, daryti, rizikuoti ir tikėti sėkme. Viską, aišku, apsvarstant. Negali visiems sektis, bet negali visiems ir nesisekti.
Tai tegul kalba, tegul visi siekia irgi tokių sėkmės istorijų. Aš visiems linkiu sėkmės, nes visiems vietos po saulė užteks. Turėti daugiau tokių sėkmės istorijų, pirmiausia, reikia pačiam savo atsakyti klausimą, ko aš pats noriu. Ir jeigu tu mastai, kad nori turėti geriausią, tai visą laiką gali kreiptis į Juobaltę, mes rasim geriausius sprendimus. Taip, su Vidu nebuvo lengva pasiekti šitą sėkmės istoriją, bet radom sprendimus ir vainikavom viską šiandien Kombaino Ideal pristatymui. Taip kad, jeigu jūs ieškote galimybių, norite vairuoti Fendt ar kitą premium techniką, prašom kreipkitės į mus, visą laiką rasim geriausius sprendimus. Be viso kito turim gamintojo finansavimo sąlygas, taipogi turim įsiderėję geriausias banko finansavimo sąlygas, taip kad kviečiame kreiptis bet kuriuo atveju į mus, skambinkite savo regiono vadybininkui ir susimatom, pasišnekėsim.